Suformuotą pastolių komponentų grąžinimą galima peržiūrėti pastolių komponentų pokyčio klientų objekte puslapyje. Šio akto stulpelyje spustelėjus mėlyną mygtukėlį, ant kurio užvedus pelę rodoma tekstas išsamiau. Šį veiksmą taip pat galime atlikti atidarę aktų sąrašo puslapį per kairiojo meniu skiltį Aktai pastolių nuoma, spustelėdami minėtą mygtukėlį šio akto eilutės stulpelyje veiksmai. Atsidarius grąžinimo peržiūros puslapiui matome pasirinkto grąžinimo duomenis, tačiau negalime jokių duomenų keisti, tik pereiti į kitus puslapius. Šalia mėlyno mygtukėlio anksčiau minėtose puslapiuose yra oranžinis mygtukėlis, ant kurio užvedus pelę rodomas tekstas redaguoti. Atsidarius grąžinimo redagavimo puslapiui matome pasirinkto grąžinimo duomenis, galime pereiti į kitus puslapius arba, jei reikia, anuliuoti šį grąžinimą. Anuliavus grąžinimą, šiuo veiksmu iš objekto grąžinti komponentai grįš į kliento objektą, o jų kiekis sandėlyje atitinkamai sumažės. Gali susidaryti situacija, kai grąžinimo anuliavimo metu sandėlyje nebus pakankamo kiekio pastolių komponentų, kurie įtraukti į grąžinimą. Tokiu atveju programa neleis anuliuoti grąžinimo ir parodys pranešimą su atitinkama informacija.